Lietuvių liaudies pasaka Nykštukas, Kalnavertis ir Ąžuolrūvis. Gyveno du seni senukai, jie neturėjo vaikų. Vieną kartą senis kapojo malkas ir netyčia nusikirto savo rankos nykštį. Paėmęs įskėlė jis pagalį, įspraudė tą savo nykštį ir užmetė už krosnies. Nuo to laiko praėjus 3 savaitėms, vieną kartą seniai klauso, kad už krosnies verkia kūdikis. Tuojau kūdikį iš užkrosnio išėmė, pavadino Nykštuku ir augino. Kada Nykštukas sulaukė 18 metų, buvo nepaprastai smarkus vaikinas. Kartais sako seniui: žinai ką, tėvai, aš noriu eiti į pasaulį laimės ieškoti, bet pirmiau tu nukalk man lazdą iš 12 pūdų geležies.